Sveikinu visus su gražiamis tokiamis vasaros šventėmis, pačios trumpiausios naktys, daug kas švenčia Jonines. Na, bet šiandien mes su jumis esame Dariaus ir Girėno stadione. Vadovavo Nerijus Mačiulis, kuris turėjo nelabai neblogoj situacijai, buvo atsidūręs Gratas Sirgėdas, perdamas į baudos aikštelę, liečia kamuolį ten. Sirgėdas geroj pozicijoje, Gratas sienelė su Anane, geras perdamas į baudos aikštelę ir čia smūgis į vartus. Kyla kamuolys virš baudos aikštelės, smūgis ir pirmasis įvartis, kurį muša Filipas Dangubičius, nuostabus smūgis. Kamuolys nuo skersinio įsirėžė į Hegelman vartų tinklą. Na ir štai ką reiškia standartinės situacijos. Filipas Dangubičius uždirbo tą standartinę situaciją ir Filipas Dangubičius nuostabiu smūgiu išveda Kauno Žalgirio į priekį. Tuiko smūgis ir įvartis 1-1. Maiklas Tuikas kelia ranką į viršų, dar Kauno Žalgirio gynėjas bandė ten ištraukti kamuolį iš vartų, bet nesėkmingai. Na ir štai, užteko vieno kampinio Hegelmanams, užteko praktiškai ir tokia proga, šio momento neišeina pavadinti. Standartiniai situacijai atsarginių žaidėjų suolelio šiuose rungtynėse, įtraukti į protokolą. Smūgis, Deividas Mikelionis. Gana trapia pusiausvyrą. Geras, oi, kokia kombinacija Figuredo ir kokios galimybės neišnaudoja. Bet yra žaidėjų su kitomis savybėmis. Vilius Armanavičius, Anane, perdavimas ir puiku, vienu lietimu, graži kombinacija, Gratas Sirgėdas. Dabar jis atsiduria toje vietoje, kur paprastai būna puolėjai. Na, Giriau Hegelmano kombinacija, kur irgi keliais lietimais greitai. Ir kamuolys nuo vienos pas kitą komandą. Dabar puikus Benedičičiaus perdamas ir gali būti labai aštru. Dangubičius, baudos aikštelės, smūgis ir 3-1. 3-1, o pradžią šiai atakai padarė, aišku, Žanas Benedičičius. Puikus perdavimas, vėl, na, sakyčiau, dabar įgriuva Hegelman gynybos linijoje, kaip ten, bet ne. Leidžia žaisti Vilius Armanavičius, Hernandesas ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis Hegelman vartuose. Filipas Dangubičius vis tik pelno hat-triką. 62 minutė, o jau jo sąskaitoje 3 įvarčiai. Na ir dar netikėtai varžovams pasijungimai. O čia situacija, kai Kauno Žalgirio vartus nuo Dolžnikovas, smūgis virpsta. Artūras Dolžnikovas visai buvo šalia to, kad rezultatas taptų, na, visiškai nepadoriu. Nėra, bet Artūras Dolžnikovas smūgiuoja ir tai yra paskutinis veiksmas šioje dramoje, šioje futbolo dramoje, kuri šiandien, kaip reta, sėkmingai baigėsi Kauno Žalgiriui.